Meilė tėvynei, savam kraštui yra vienas tų jausmų, kurį žmogų padaro žmogumi. Iš meilės tėvynei jausmo gimsta gražiausios eilės, dainos ir filmai. Iš meilės savam kraštui šįvakar susitikome ir mes. Šis renginys yra gimusios idėjos ir ją paremti norėjusių žmonių sukurtas rezultatas. Pradėsime klausydami garso tėkmės įgarsintų Pagėgiškių literatų eilių. Lina Ambarsumen. Nuo Pagėgių lyg obelių stovi 1000 trobelių. Ir margų, ir be kvadratų, ir naujų, ir 100 metų. Bet geriausiai iš visų toj troboj, kur aš esu. Svaigsta paukščiai lapijoj tirštoj, kai bučiuojas pagėgiai su saule. Ir iš kurgi ta meilė, galvoju, aptuptam varnų pulko miesteliui? Nepaaiškinsiu, meiliai preteksto nėra. Aš su paukščiais svaigstu nuo pat ryto. Saulės meilė pagėgiams tyra, mano meilė jiems nutapyta. Jau kurį laiką bibliotekos kolektyvui kirbėjo mintis čia bibliotekoje įkurti kampelį, kur būtų galima ne tik skaityti, bet ir klausyti knygos, poeziją, kraštiečių kūrybą ar atsiminimus. Ir mūsų idėja buvo lemta išsipildyti. Taigi, kasgi ta garsoteka? Tai erdvė, kurioje teka garsai. Šioje mūsų Manto sukurtoje erdvėje galėsite klausyti audio formatu įrašytos klasikų poezijos, kraštiečių kūrybos, audio knygų, muzikos, peržiūrėti spektaklių įrašų ar Astos užfiksuotus kraštiečių prisiminimus, galbūt peržiūrėti filmą. Garsoteka sudarys galimybę skaityti tam, kuris to padaryti negali dėl regėjimo ar kitų problemų. Ši erdvė taipogi galės tapti patogia darbo vieta lankytojams, studentams, mokiniams ir dirbantiesiems. Ši iniciatyva nauja, žinoma, ją reikės auginti, plėsti, nuolat papildyti geriausiais leidiniais. Nuoširdžiai kviečiame naudotis šią paslaugą, tikimės, jog ji bibliotekoje prigis. Taip pat noriu labai padėkoti už įrašytą poeziją. Norime padėkoti mūsų literatams. Ačiū Jums, kad negailėjote savo laiko ir įskaitėte pirmuosius garsus į Garsotekos fondą. Tai dabar antra renginio dalis. Tai kviečiu pasiklausyti puikaus koncerto, kurį atliks neeilinis svečias, Lietuvos teatro ir kino aktorius, teatro pedagogas, dainuojamosios poezijos festivalių meno vadovas, koncerto organizatorius, dainų autorius atlikėjas Gediminas Storpirštis. Aš įsivaizduoju, kad šitas mūsų susitikimas bus panašus į pokalbį, kada sutinka bičiuliai ir šnekučiuojasi, kas įvyko, ką perskaitė, ką matė, kas nutiko, ką sužinojo arba ką pajuto. Tai taip ir čia, kaip jūs girdėjote, Garsotekoje jūs galėsite klausyti muzikos, galėsite klausyti įrašų poezijos arba turbūt ir įskaitytas prozos knygas. Taip ir čia aš pasidalinsiu tam tikrais tekstais. Žanras muzikinis, kuriam aš atstovauju, vadinamas dainuojamąja poezija, tai man pirmiausia yra susitikimas su poezija. Pasiklausykime poros jo eilėraščių. Turiu tik vieną norą kalbėti, žodžiu trumpu, suprantamu, tikru. Kalbėti į pačią širdį tiems, kurie dar girdi, giliai po ledu. Ir aš gyvenimo nuėjęs pusę kelio, į tamsį girią ėjau. Ir vieškelio nėra. Nėra anei takelio. Ir vėl pradėti viską iš pradžios turiu.
Visa, kas maniau, yra mano paties esmė, nukrinta, kaip gelmė. Ir stoviu nuogas vėl aš tarp daiktų ir pradžioje klausdamas, kas aš esu ir kur esu. Bandydamas įsiklausyti į tylumą. Bet tai girdėdamas tik begalinę daiktų gilumą, matydamas kaip krinta praeitis, jausdamas kaip kiekvienas naujas žodis, pojūtis, aistra vėl yra mano pati pradžia, mano pergalė. Ir mano pražūtis. Nes aplink yra tik naktis ir aš stoviu vienas. Nepaprastai džiaugiuosi, kad aš gyvenu tame laike, kada gyveno ir kūrė Justinas Marcinkevičius. Mano galva tai ypatingas ir mums skirtasis žmogus atvedęs mūsų laisvę. Tai yra didžiulė dovana. Tai, ką jis paliko, yra kažkas nepaprasto. Mes padainuosim vieną dainą, vadinasi Langai. Šitą tekstą jisai skaitė savo paskutinį viešą pasirodymą, 75-mečio proga, Mokslo akademijoje. Man atrodo, kad tai jam buvo svarbus eilėraštis. Ir dabar mes pabandysime su Aru tai padaryti. Langai? Dar gyvi, dar mato tie langai, pro kuriuos vaikystėje viskas tikra. Medžių šakos lyg ilgi nagai, visą naktį grabalioja stiklą. Ir nubėga kūnų šiurpulys, lyg per seną kūdrą šaltas vėjas. Iš pat ryto langas ima lyg, kol vienam kamputį prašviesėja. Kiek valytų, lopytų, šveistų, užkamšytų, paremtų baladų, jau nėra daugiau tokių šviesių ir tokių jaunų langų kaip mano. Įsiremsi būdavo akim ir su langu kryžium susilies, ir jau niekas nepajėgs atimt, ką suspėsi akimis paliesti. Pasisrenka arčiau, mėnesiena lyg sapnus užkloja, ką mačiau ir ko dar nemačiau. Aš už viską tiems langams dėkoju, nes ir šiandien vaikiškai ilgai dar žiūriu į viską pro stiklą. Jie gyvi, jie mato tie langai, tik pro juos dėja ne viskas tikra. Pro juos dėja ne viskas tikra, tik pro juos dėja.
skaitysime kartu su Karu Justino Marcinkevičiaus poemą Pavasario balsai pasandravy, kuris parašė šią poemą, parašė Maironiui jo vienos sukakties proga. Man labai gražu, kad mūsų antrosios Respublikos laisvės šauklys, žynys ir vėliavnešys poetiniais tekstais pasveikina pirmos mūsų Respublikos tokį dainių ir vėliavnešį arba žynį. Nes kad žmonės pakiltų, kad paliktų savo darbus, paliktų savo šeimas, rizikuotų savo gyvybę, reikia jų širdise pasėti labai brangią svajonę. Ir turbūt sutiks, ne kiekvienas žmogus geba tai, kalbėdamas pasiekti žmonių širdis. Būtent Maironis pakėlė mus. Aišku, aš nemenkinu nei Vydūno, nei Aušrininkų, nei Basanavičiaus ir taip toliau, bet pačią Lietuvos idėją. Mes sunkiai dabar net įsivaizduojam tą laiką, kai iš Peterburgo dvasinės akademijos Maironis grįžo vadovauti Kauno kunigų seminarijai. Lietuviškai seminarijai buvo galima kalbėti tik valgykloje. Kitoje erdvėje ištarus lietuvišką žodį, tu galėjai būti išmestas iš seminarijos. Maironio alga Kauno kunigų seminarijai buvo 6 kartus mažesnė negu Peterburge. Čia nenoriu lyginti su dabarties mūsų valdžios žmonėm ir jų rūpesčių savo atlygiais. Kam tarnaujam? Tai mano galva, Pirmoje Respublikoje būtent Maironis. Ir žiūrėkit, kai mums sunku, reiškia, Sąjūdžio laikais, prie parlamento, ką mes dainavom? Maironį susibūrė. Dainų šventėse, kada apsijungia tautos dvasia, ką mes dainuojam? Maironį. Prie jo prisijungė lygiai taip pat, tokio paties svorio, Justinas Marcinkevičius. Kažkada rašiau tokią programą apie šios 2 dainius ir buvau radęs tokių 10 sutapimų. Justiną Marcinkevičių tėvai ruošė kunigu. Norėjau, kad jis būtų kunigas. Jis tapo literatu. Maironis buvo kunigas, bet puikiai rašė. Abiejų inicialai JM. Abu rašė teatrui, nes suvokė, kad teatras tai yra turbūt viena paveikiausių formų. Susirinka daug žmonių ir gali pasiekti juos ir perteikti savo idėjas. Nes parašai knygą, žmogus skaito vienas ir knyga čia yra tokio truputėlį būdų ir daug kitokių reiškia sutarimų. Tiek Maironio, tiek Justino Marcinkevičiaus jau tekstai tampa liaudies dainomis, jie nebeatsimena, kas parašė žodžiu šitai dainai. Abu skamba, reiškia, dainų šventės ir taip toliau. Tai dabar, jau aš manau, kad tikrai atspėjau pasijungti ir pasimti, reiškia, instrumentus, tai pasiklausykite Pavasario balsai pasandravy, poema skirta Maironiui.
palijo padubėsiais. Atsivėrė dvasia ir nulijo. Žodžiais nulijo, skalsiais. Atgijo širdys, prigijo. Aukštyn, vieversiai ir vaikai. Garsyn, basi ir vyžoti. Kaip tu gyvas likai. Durtuvų persmeigtas žodį. Kaip žiemkentėlį, o kaip tu iškentėjai žiemą ir šaltį. Gal jau mainos laikai, kad sugrįžti į mūsų šalį. Kad iš kantičkų veržies į žmogų kili kaip į kalną. Girdėt iš kalbos geležies kalviai kažką jau kala. Kas ten tokie ankstyvi, kieno ten taip užsimota. Tai žodį pasandravy, kaip dalgį tveria į kotą. Paimk jį ir atsitiesk. Pašėlo tauta, pašėlo jį su žodžiu ant peties į sukilimą išėjo. Viešpatie, tu juk matai sunkų knygnešio kelią. Sako, kad tu skaitai kiekvieną mūsų knygelę. Žiūrėk, prie vargingos trobos žmogus lietuvėlę augina. Atleisk jam, kad iš kalbos savo Dievą sutvert mėgina. Gal jis ir teisybę sukurs, jei šitaip maištingai kyla, nors ir nežinodamas kur, į ateitį ar į kilpą. Ach, moterys, jos ilgai nakčia akių nesumerkia. Vaidenas lyg vaikai, lyg vyras, tremiamas verkia. Dangau, tu net vabzdžiui menkam, paberi būties burtų, tai kam tada reikia? Kam, kad mūsų nebūtų? Apkala dvasią spygliais. Pasaulis mato ir tyli. Paleisk savo balsą, paleisk pasandravio kikilį. Aušra dar paukšti ir drovi. Dar pusė dangaus tamsybėje, pavasaris pasadravy. Teisybė dar kosti Sibire, bet iš Donelaičio lazdos ji pumpurą išleido. Jau greit ir Maironis giedos, kikilis ant imperijos ledo. Paberk, jo giesmei paliest. Papūsk jo dvasios žaizdrą, jo žemę lūpom paliesk, patepk ją kalba kaip žaizdą. Brolialiai, atkis, atsikaus, kas per žiemę išsilaikė. Štai artinas prie žmogaus eilėraštis ar obelaitė. Ir taisos
baltai pražysta. Vaikelis ropšės persleksti, kol jis kalbos geležį, nieks nepajėgs jo palenkti. Aukštyn, vieversiai ir vaikai, garsyn, basi ir vyžoti ačiū, kad gyvas likai, dvaruos apspjaudytas žodį. Pavasaris. Anava, Maironis jau žydi. Žmogau net svaigsta galva, žiūrinti tokį žydrį, ateina padubisiais ir stoja prie dvasios darbo, atskrenda padebesiais ir burnas mums atidaro. Pavasaris pasandravy, kikilis striksi po dirvą ir rodos, visi kas gyvi, rašto dirvonos dirba, nubudom kalbos geležį, prašvitom raides pažinę ir perskaitėm šitaip. Graži, tu mano brangi tėvynė. Dar tekstas parašytas, kai buvo uždrausta lietuvių kalba, tai 1904 metai. Teksto autorius Jonas Biliūnas, mums žinomas kaip Mažosios Tavelės mūsų klasikas. Ir nedaug kas žino, kad jis yra parašęs ir kelis eilėraščius. Tai jeigu Marcinkevičius prisimena 19-20 amžių pradžios, reiškia, poetą Maironį, pasiklausykime to laikotarpio eilėraščio, kuris kaip Aras padėjo man rašyti šitą dainą, jis gražiai rašydavo laiškuose Lakštingalėlė. Tai būna taip. Jonas Biliūnas, Lakštingalėlė. Prie lango sėdėjau, į dangų žiūrėjau, o mano myslys orą lakiojo, o lakštingalėlė linksma paukštų žėlė, už mano lango balsė giedojo, man giedojo, pasakojo apie laimingą savo gyvenimą, apie vienybę, apie liuosybę, ko žmonės laukia nuo pat prigimimo. Ilgai dūmojau, ilgai svajojau, lakštingalėlė linksmus klausydama, į rankas laužčiau,
pirštus graužiu mano tėvynės vargus matydamas. Ar atbus tėvynė, ar ateis gadynė, kad žus tamsa, burtai ir vergija. Ar atbus tėvynė, ar ateis gadynė, kad žus tamsa, burtai ir vergija. Ar atbus tėvynė, ar ateis gadynė, kad žus tamsa, burtai ir vergija. Paskaitysiu keletą savo eilėraščių. Prieš beveik 20 metų pasirodė tokia knygutė, vadinasi Laiškai karaliui. Ten yra mano susirašinėjimas su tuo metu mano studija, teatro studija lankiusi tokia dabar gana garsia kino režisierė Giedrė Beinoriūtė. Ir mes įvairiom progom ten susirašinėdom ir mes turėdom tokį, reiškia, kreipinį per karalius. Aš kaip tai prisiminiau, šiemet, reiškia, Vilnius švenčia 700 metų. Štai yra tokia labai sąlygiška, ta Vilnius be abejo yra ženkliai senesnis, ta rodo ryškas nors ir taip toliau. Bet man iš tikrųjų nepaprastai kažkaip skaudu ir pikta, kad mūsų miesto valdžia vis, reiškia, nesiryžta, nedrįsta, bijo grąžinti miesto įkūrėjui, kuris, reiškia, Vilnių pavertė sostinę tikrąjį jo titulą. Taip, kaip į jį kreipėsi absoliučiai visi tuo metu su juo bendravę ir susirašinėję pasaulio valdovai. Niekas niekur kitaip nesikreipė į Gediminą kaip karalius. Taip jis pasirašinėdavo su raštus. Ir išėjo 89 laiškai skirtingų šalių, kurie įrodo, kad Gediminas buvo karalius. Mes čia, jeigu kartais mokslininkam užtenka vieno šaltinio, tai čia tų šaltinių yra tokia galybė, taip vadina jį ne tik, sakykime, draugai, taip vadino priešai. Tai užrašyta jų kronikoje, Livonijos kronikoje. Vokiečiai, taigi buvo, reiškia, kelius šimtus metų mūsų kaimynai ir didžiausi priešai, niekur nedrįso jie iškreipti titulų. Apart mūsų istorikų ir mūsų, reiškia, miesto valdovų su didelėm kiškiausim. Aš galvoju, kad miestui švenčiant 700 metų tai būtų puikia proga. Skulptorius, kuris pastatė, reiškia, paminklą Gediminui Mindaugas Šnipas, jis sako, aš kaip tik esu palikęs vieną sienelę. Jis sutinka įrašyti, bet reikia leidimo. Va, tai todėl aš labai didžiuojuosi dabar skaitydamas eilėraščius, kur kreipinys yra karalius. Pasiklausykit kelis. Poilsis. Įsibridęs į sapną lyg kelių, užsiklojęs plaštakės sparnu, miega tas, kuris dieną karalius, o naktais būna kaip tu. Sapnas ištiesia švytinčią ranką, atidaro slapčiausias duris. Kviečia eiti tenai, kur žuvelės, kuri ugnį dangaus šulinį, kur ant vėlių suolelio susėdę, laukia tie, kuriems nėra kur skubėti, kur žvilgsniai per šviesmečius driekėsi, ten prisėdus šalia nurimsti. Ačiū nakčiai, už miego malonę, ačiū sapnui už kelią namo. Bunda tas, kuris dieną karalius, o naktį jis tampa bet kuo. Pauzė. Karaliams kartais trūksta laiko. Karaliai kartais pauzę laiko.
O karaliukai laksto, juokias arba verkia. O karaliūtės laukia, karalienės verkia. Praeiviai kartais ženklus rodo. Dvariškiai kartais kraustos iš proto. Kada, karalių, pasakyk, kada tu padarysi šitą, kitą, tą. Kiekvieno problema arčiausiai savo kūno, kur karalius dingo po perkūnais. Visai apleido karalystės vairą ir daros panašus į mažą vaiką. Jis vis dažniau kartoja, nežinau. Klausykit, žmonės kartais scenoje marčiau artistas, ne karalius, jau nervai nebelaiko, karalius šypsos. Beje, geri artistai kartais tokią pauzę laiko. O kai ilgesnė pauzė, gyventi įdomiau. Nustebot, netikit, keliaukit, aš baigiau. Išmokit patys spręsti savo problemas. Jūs sprendite kitų, pradėkit nuo savęs. Sudiev. Ar dar pasimatysim? Taip. Kada? Kai nebelauksite manęs. Teisė klysti. Karalių, prašome nedelsint išspręsti šią painią mįslę. Kada, už kiek ir kaip mes galime suklysti? Šalis vadinasi širdinga karalystė, kur galima visiems, o kartais netgi būtina šiek tiek paklysti. Atsakymą reikėtų greit, nes dar yra žmonių, kur gali taip tave gražiai suvystyti, kad tu paskui labai ilgai nebežinosi, kur esi ir kaip iš čia išlysti. Ir štai tada ateina supratimas, kad tai likimo piršto siūlomas žaidimas, o gal tiesiog didžiulė Dievo rykštė užmirš tave karaliau ir tavo karalystę. Tai jau prašyčiau aiškiai atsakyti, kada ir kaip mes galime paslysti, su kuo nuklysti, iki kiek išdrįsti, gal įsipurinti kažkiek, po to turbūt nušvysti. Todėl labai svarbu išmokti teisingai klysti, net jeigu visa tai vėliau atrodys tik kvailystė. Atsimeni karaliau, kaip vaikystėj, kada norėjom viską mesti ir paklysti, kada širdis mus kvietė rizikuoti, skristi, ieškoti tos akimirkos saldžiausios, kai lūpos tars, mirties nebebijau, nes ko ieškojau, jau radau. Pamoka. Trumpiausias žodis, bet ilgiausias kelias išmokti pasakyti ne. Tačiau mokykloje karaliai šią užduotį atlieka pradžioje. Svarbu laiku išmokti pasakyti šį žodį savo, paskui kitiems. Su šypsena, be pykčio, iš širdies. Kitaip, ilgai karališka karūna muziejų dulkėse gulės. Dar tarp porą tokių neilgų eilėraštukų. Mano karališkai močiutei. Už lango laša, lašas po lašo, mano širdis laišką parašo. Mano močiutei, kurios nebėra, jos sodybėlė, kuri sugriauta, ąžuolui prie kelio, kurį nupjovė, vaikystės paveikslus degina žmonės. Dangus prakiuro ir kluonų stogas, o vaiko akys žvaigždėm lašnoja. Žvaigždė sodybai, močiutei dvi, kiek tų žvaigždžių liko širdį, tik lašas po lašo. Žvaigždė lyg rašo, mano širdis laišką rašo. Ir raudonoji knyga. Ar žinote, kodėl karaliams metas į raudoną knygą? Nežinot? Tuomet atsakymą ieškokit savo širdyje, ten parašyta. Jei karalius pyksta, jis išnyksta. Todėl tikrų karalių mūsų žemėje taip mažai.
O svajonėse viskas galima. Svajonės net drambliai skraido ir aš dainuoju dainą apie skraidantį dramblį. Ir tikiuosi, kad mes bent priedainį pabandysim ir išmoksim ir padainuosim kartu. Žvelk ant kaimyno stogo, rožinis sėdi dramblys. Kaip skraidyti jis moka, koks gražus jos straublys. Skraido užvertęs galvą, judina savo ausis. Ką jis ten murma kalba, tu pažiūrėk, paklausyk. Mano mielas vėjau, kaip aš noriu dangaus. Nieko taip nenorėjau, kaip dangaus paragaut. Mano mielas vėjau, kaip aš noriu dangaus. Nieko taip nenorėjau, kaip dangaus paragaut. Susikibę už rankų vėjas ir mano dramblys skrenda tiesiai į dangų, vis aukštyn ir tolyn. Mano mielas vėjau, kaip aš noriu dangaus. Nieko taip nenorėjau, kaip dangaus paragaut. Dabar kartu pabandom ir mano mielas vėjau, kaip aš noriu dangaus. Nieko taip nenorėjau, kaip dangaus paragaut. Jūs vieni ir kartu. Mano mielas vėjau, kaip aš noriu dangaus. Nieko taip nenorėjau, kaip dangaus paragaut. Ačiū visiems, kurie čia buvo susirinkę. Ačiū Arui, kad pakvietė. Garsotekai išdovanosiu vieną savo kompaktą. Jo. Labai noriu tą tokį baigiamąjį žodį pasakyti ir uždėti taškelį ant I. Tai visų pirma noriu padėkoti gerbiamos Marijos artimiesiems, kad šiandieną radot laiko ir atvykot pas mus. Už tą iniciatyvą ačiū Jums labai. Iš tikrųjų, tokie dalykai neatsitinka kasdien. Dar kartą aplodismentai jiems.